Tema šliužai. Daugelį klausimų kelia, tai šliužai pavojingi mūsų gyvūnams ar nepavojingi. Aš skaitau, kad tai yra pavojingi mūsų gyvūnams, nes mes jau turim atvejų, kai mūsų šunis palaižė arba perkandė šliužą, turėjo tikrai didelių sveikatos problemų, tačiau visuomet sakau, pasižiūrėkite į gamtą. Vis dėlto kormoranai valgo šliužus ar nevalgo. Ir daugelis paukščių ar valgo šliužus ar nevalgo. Jeigu gamtos gyvūnai nevalgo šliužų, reiškia, jie turi bet kokiu atveju kažkokių savybių, kas iš tikrųjų gali būti pavojinga mūsų gyvūnam. Taigi, ką rekomenduoju daryti, jeigu taip atsitiko, kad pasivaikščiojimo metu ar jūsų kieme, kai jūsų šuo vaikšto, jūsų šuo palaižė šliužą arba įkando arba suvalgė. Tai pirmoje vietoje reikia tikrai sunerimti. Ir aš asmeniškai visuomet naudoju detoksikuojančią priemonę, tai mikroziogeną, tam, kad ištraukti visus toksinus, kad nebūtų tų nuodų. Tačiau turit stebėti savo gyvūną labai atidžiai ir jeigu atsiranda taip, kad jis yra vangus, jį pykina, vežkit pas veterinarijos gydytojus, nes gali būti bet kokiu atveju stiprus apsinuodijimas, kuris mažam gyvūnui dažnai gali būti ir mirtis. Taigi, šliužai rimta tema, rimtai spręskite ir labai rimtai stebėkite savo gyvūnus, kai jie susiduria su šliužais.